Labą dieną, čia kalbėsiu apie krepšinį, apie krepšinio taisykles ir krepšinio taisyklių interpretacijas. Ir šiandien biškį pakalbėsiu apie 6 skyrių krepšinio taisyklių ir interpretacijų. Kapitonas, pareigos ir teisės. Kapitonas yra komandos vyriausio trenerio paskirtas žaidėjas, atstovaujantis komandai aikštėje. Jis gali mandagiai bendrauti su teisėjais ir prašyti paaiškinimo, tačiau tik tada, kai kamuolys nežaidžiamas ir rungtynių laikrodis sustabdytas. Bet čia tiktai teorijos tekstas. Iš tikrųjų praktikoje rungtynėse žaidėjai, kapitonai, vyriausi treneriai. Biškį čia atsiprašau dėl triukšmo. Iš tikrųjų praktikoje rungtynėse žaidėjai, kapitonai, vyriausi treneriai, asistentai, atstovai, jie gali bendrauti su teisėjais, kai kamuolys žaidžiamas ir rungtynių laikrodis įjungtas. Bet svarbu, kad tas bendravimas būtų nuoširdus, draugiškas, mandagus. Jie gali prašyti teisėjo paaiškinimo. Teisėjas gali jiems atsakyti maloniai. Svarbiausia, kad tai būtų nuoširdus bendravimas, kad būtų neilgai ir būtų nuoširdus, kad nebūtų išeidinėjimo nekokio. Rungtynėms pasibaigus, ne vėliau kaip per 15 minučių, kapitonas turi pranešti vyriausiam teisėjui, kad jo komanda protestuoja prieš rungtynių rezultatą. Ir tuo pačiu metu pasirašyti rungtynių protokole. Rungtynių protokolo lentelėje pažymėtame kapitono parašas protesto atveju. Jeigu nėra vyriausio trenerio, nėra pirmo vyriausio trenerio asistento, tada kapitonas tampa žaidžiamu vyriausiu treneriu. Jeigu yra antras asistentas, bet jis neįrašytas rungtynių protokolą, nes antras ir asistentas neturi būti įrašytas rungtynių protokolą. Ir rungtynių protokolą įrašytas tik tai vyriausias treneris ir asistentas. Pirmas. Jeigu antras asistentas yra, tai vis tiek kapitonas tampa žaidžiamu vyriausiu treneriu, o antras asistentas yra kaip žaidžiančiojo vyriausio trenerio antras asistentas. Ir šiandien tik biškį norėjau šią temą pakalbėti. 6 skyrius jis yra labai trumpas, aš jums ir viską ir pasakiau, visada 6 skyrius yra toks trumpas. Ir šiandien tiek viso.